2019 metais Raudonojoje jūroje Jordanijos kariuomenė netoli koralinio rifo paskandino karinės transporto priemonės, įskaitant tankus, sraigtasparnius ir transporterius. Tai buvo sukurtas naujas išskirtinis muziejus po vandeniu. Iš viso po vandeniu buvo panardinta 19 objektų. Vieni eksponatai nuskandinti 20, o kiti net 30 metrų gylyje. Objektai apaugo koralais, plyšiuose įsikūrė jūros gyventojai. Manau, kiekvienas mėgstantis nardyti norėtų pamatyti tokius vaizdus. Į kai kurių transporto priemonių vidų netgi galima patekti. Dauguma šių transporto priemonių man žinomas iš kompiuterinių žaidimų, kaip šis atakos sraigtasparnis, kuris vadinamas Kobra. Tai tikrai įspūdingi vaizdai.